Pabandom viską paprastai padaryti. Pabandom. Horoskopas kaip toksai. Žmonės jo netikė. O aš iš karto pradedu nuo to. Įprastai žmonės žino, kad jis yra, bet jo netikė. Ir kaip, oi, vaikeli. Ta prasme, nematai, tarkim, žmogaus, bet gal blemba, kaip blogai. Ar tau yra Būna. taip buvę? Nėra tenai tokio gero, pavadinamo dabar vaibo. Vaibo. Vaibo dabar vaibas. Jautiesi nepagalvot, Nesigauna. Nesigauna, vaikai nesigauna. Niekas nesigauna. Ir tada žmogus nesigauna. Su savim dar būna. Su savim dar savo nesigauna. protu. Ar tavo pasikeitė požiūris į to, kai tu pradėjai užsiimti astrologiją ir kaip dabar žiūri į tokias? Taip. Kur vireniau dingsta tas optimizmas? Kai tu atsitrenki gyvenimo sieną ir užduotis tavo, kad tu suvoktum save, kas esi. Per visą savo gyvenimo peripetijas. Ir va, sako, tau yra žemėlapis, tau yra kelias, tu pasirašai, tu pats norėjai, pirmin. Ir tėvai sako, taigi nesportai yra esmė. Mes esam gydytojai. Galėtų būti teisininkas minimum. Netinka tai va. Bet žmogus sako, aš... Dar 10 metų ir viskas. Vat būna ir taip. Svarbiausia, kad 10 metų, tai dar bet 10 metų, tai ne 20 metų. Tai jeigu visi norai pas visus išsipildytų, tai žemės greit nebeliktų. Kokią jis renkasi žmoną? Pagal archetipus. Dzeusas turi žmoną Herą. Gražią. Gražią Herą, kuri rūpinasi jo statusu. Jos Persefonė. Žinot, kurie labai tarp mistikos ir gyvenimo. Jauni vyrukai, kai su jom kalba, arba jiems labai įdomu, arba labai jie nesupranta. Tai yra mergina, kuri domisi visą kitą, bet nesiryžta susirasti kokią vaikiną. Ir atsiranda koks vyresnis vyras, pasiėmė už rankos į savo urvą, sako, būsi čia. Reikia pradėti daryti ir niekaip. Tas garsus žodis yra prokrastinacija. O Dieve, kas čia per žodis? Už 6 tai žmogus, 6 dieną žmonės tai yra. Planeta 6 valdo Venerą. Venera sako, ateini į šitą gyvenimą. Žiūrėti, nedirbti, mėgautis, žinoti, kad jie labai žino daug, nes Jupiteris viską žino, su jais. Jeigu gimė tą dieną, jūs galite nesiginčyti, nes nėra prasmės. Jai reikia vyro, kuris be galo protingas. Tai tada jo žavėsi. Bet ir dar pripažinti reikia, kad jis yra. Taip, tai svarbiausia pasaulyje procesas. Rezultatas, jeigu visos religijos gelbėja žmonės ir kaip mums sekasi. Jeigu rezultatas įvyktų, greičiausiai jau nebegyventume. Tai nebūtų ką gelbėti. Bet žmonės mėgsta, kada parduoti, ar susirasiu vyrą, ar dabar būtą parduosiu, per kiek laiko parduosiu. Va šitas, kaip tu vertini šitą požiūrio kampą į astrologinę prognozę? Taigi vėlgi yra viltis. Tai atsiranda pažintis, jis sako, man nepatinka. Ne tai išrinkai. Yra žmonių, kurie vaikšto pas gydytoją, kad paaiškintų, kaip jis turi dirbti. Taip. Tada čia jų pasitaiko, su jais yra labai įdomu tame, kad jis nieko netikė. Ir sako, tai dabar papasakok apie mane. Žmogui negalima to žinoti. Kam jam reikia? Tegul gyvena. Mes dabar iš tikrųjų per daug galvojame. Naujas levelis yra. Tiesiog pokalbis, kaip tu sakai, ir jis reikalingas žmogui. Ir fulės nepakalbėsi. Tai kur ten bėgi kažkur ten, sakysi, man nesiseka gyvenime, žinai. Visi nustoja žiūrėti į fulę iš karto žiūrėti. Vireniau, pats esi vyras, pasakyk, kodėl. Kodėl? Kodėl? Geras klausimas, kodėl vyrai visur mažiau vaikšto.